sunkios ligos. Visiškai atvirai apie save pasakoja vaikas. Kauno universitetinės klinikos. Praėjusią savaitę čia su diagnoze cistinė fibrozė gydėsi 2 vaikai. Lietuvoje tokių ligonių nėra daug, apie 80. Kokia tai liga? Dabar mums paaiškins Deividas. Berniukui 15, bet dėl ligos jis atrodo gerokai jaunesnis. Čia yra liga, kuri pakemša plaučius ir kiekvienais metais vis sunkiau jį progresuoja. Jeigu tu su ja nekovosi, tai tiesiog gali vieną rytą nebeatsikelti. Nežinai, kada tas bus ir kaip bus. Va taip trumpai, vaikiškai ir baisiai, tarsi tai būtų mirties nuosprendis, apie ligą pasakoja berniukas. Prieš 10-20 metų tai ir buvo nuosprendis, bet dabar jau yra sukurti vaistai, kurie leidžia ligoniui su šia diagnoze gyventi tarsi sveikam. Sukurti vaistai, kurie prieš metus Emiliją prikėlė iš reanimacijos lovos, iš komos. Šiandieną mergaitė gyvena pilnavertį gyvenimą ir šis, drąsiai galime sakyti, stebuklas įvyko tik todėl, kad šiuos vaistus nupirkote jūs. Jūs aukojate pinigų ir Emilija vaistus gavo. Deividas per metus ligoninėje guli 5-6 kartus. Šį kartą jis guli jau 3 mėnuo. Deividas dar turi laiko, dar valdininkai turi laiko pagalvoti, kompensuoti ar ne vaistą, ar jau nebeturi. Deividas neturi laiko. Todėl, kad kvėpavimo funkcija yra katastrofiškai maža. Deividas turi deguonies aparatą namuose, jam jisai reikalingas. Mes jau pradėjome galvoti apie tai, kad jam reikės ir neinvazinės dirbtinės plaučių ventiliacijos, taip kaip reikėjo Emilijai. Apie Emiliją, kurią jūs aukojote pinigų, už kuriuos buvo nupirkti Kaftrio ir Kalideko vaistai. Apie šią mergaitę žino visi šią ligą sergantys vaikai. Žino visi ligoniukų tėveliai. Kad šis vaistas veiksmingas ir užblokuoja ligą, be abejonės žino ir praėjusią savaitę posėdžiavusi vaistų kompensavimo komisija. Tai jos kompetencija kompensuoti naująjį vaistą arba ne. Kas sukėlė jumise tokią viltį, kad šitas vaistas gali padaryti stebuklą? Mūsų asociacijoje yra mergytė Emilija, su kuria buvo labai graudi istorija. Iš tikrųjų, vargšas tėvelis, man realiai baisu pagalvoti, ką jisai žmogus turėjo išgyventi, kai mergytė buvo nugrandinta į dirbtiną komą. Ir kalba ėjo apie valandas. Apie valandas. Ir kai žmonių geros valios buvo suaukoti pinigėliai ir buvo galimybė atgabenti vaistą į Lietuvą. Ir kai mergytė faktiškai iš ano pasaulio grąžino atgal į žemę ir duok Dieve, šiai dienai mergytė vaikšto, mergytė daugmaž normaliai gyvena. Pagal galimybės tiek, kiek jai teko išgyventi ir kaip yra dėka šito vaisto. Jūs savo prieš akis turite pavyzdį. Be abejonės. Emilija ir jos tėtis Andrius. Jo, be abejo. Ir jų močiutė Elvyra. Jo, be abejo. Ir jūs žiūrite į ją ir galvojat, jeigu atsigavo Emilija, atsigaus ir Simona. Matome 15-mečio Deivido plaučių nuotrauką. Kairėje sveiko vaiko plaučiai, o dešinėje palyginimui pilni baltų plėmų, tai Deivido plaučiai. Emilijai buvo dar blogiau. Jos nuotraukoje buvo vien baltos dėmės. Jos plaučiai visiškai neveikė. Cistinė fibrozė juos buvo užkišusi galutinai, bet naujieji mūsų valstybėje vis dar nekompensuojami vaistai grąžino Emiliją gyventi. Šiuos vaistus sapnuoja ir Simona. Emilijos atsigavimas greičiausiai, kad ir tau duoda tą begalinę viltį, kad tai reikia gauti vaistų kaip nors. Kodėl jie nekompensuojami? Kaip tu supranti? Manau, dėl to, kad mūsų yra mažai sergančių tą ligą. Ir, kas Lietuvai yra tas 80 žmonių, kurie serga, net nereikia jiems, kiek čia, 50 dabar reikia pacientų tų vaistų.
man atrodo, jiems kaip ir neapsimoka. Dėl 50 ligonių negaunančių šio vaisto, dėl 50, kurie neišgyvens, mūsų gerovės valstybė juk nesugrius. Aišku, tokios televizijos laidos kaip Rakštis sėdmenyse. Nejau negalėtų žurnalistai kurti laidų apie gražius, pozityvius dalykus. Na, pavyzdžiui, pasidžiaugti būsimu nauju Vilniaus stadionu, kuris, jei tik nepabrangs, kainuos 167 milijonus. Arba pagirti Seimo narius, kurie atveža savo rinkėjams valdiškų saldainių ir kavos. Sveikatos ministerijoje šiuo vaistų kompensavimo klausimu nepavyko pasišnekėti nei su ministru, nei su viceministru. Pasislėpė ir visi vaistų kompensavimo komisijos nariai. Komentuoti šią situaciją ėmėsi ministro patarėjas komunikacijos klausimais. Kitaip tariant, toks pat žurnalistas kaip ir mes, ir jei tik jis dirbtų ne ministerijoje, o televizijoje, veikiausiai ir pats užduotų tuos pačius skaudžius klausimus. Jeigu jūs šiandien, jūs sakau, nes jūs esate ministerijos atstovas čia. Tai jeigu jūs suskaičiuojate, kiek kainuoja šitų žmonių gydymas. Šiai dienai nėra toks skaičiavimo. Nėra? Nėra skaičiavimo. Tai gal mes čia aptikome skandalą? Jūs pasakykit. Valstybė gydo, sveikatos sistema gydo šitos žmonės, kurie serga šitą sunkia baisia liga. Ir iki šiol nėra, ministerija neturi duomenų, kiek kainuoja šitų ligonių gydymas. Šiuo metu ligoninėje guli Simona. Aš negaliu atsakyti šitą nežinau. Šiuo metu ligoninėje guli Deividas, ar ne? Kiek kainuoja jų gydymas? Aš negaliu atsakyti šitą, neturiu tokio skaičiavimo. Bet jeigu jisai būtų, gal tada paaiškėtų, kad šitas vaistas netoks jau brangus, nes skyrus šitą vaistą, tas žmogus negulėtų ligoninėje. Jam nereikėtų naujausių antibiotikų, jam nereikėtų, neplyštų jo plaučiai, nereiktų daryti operacijos. Tai mes kaip kalbam apie cistinę fibrozę, ar ne, mes galim kalbėti tokio pat principo visas kitas ligas. Taip, žinoma. Klausimas yra, ar valstybė yra skaičiuoja tai visas visų ligų gydymą. Ne, šiai dienai nėra skaičiuojama, tai visų savo ligų gydymas. Tai kas iš tiesų vyksta valdžios koridoriuose? Per šiuos 3 metus svarstant kompensuoti vaistą ar ne, įvyko 10 posėdžių. Buvo prirašyta kalnai išvadų, patikslintų ekspertinių nuomonių. O štai praėjusią savaitę, kaip mums sakoma, pagaliau įvyko lemiamas vaistų kompensavimo komisijos posėdis. Ir dabar jau turėtumėm išgirsti. Tai koksgi mūsų valdžios sprendimas? Ar iš mirties nagų vaikus išplėšti galintis vaistas bus kompensuojamas? Atsakymas taip, bet su gudriu mūsuose būdingu bet. Įtrauktas ir ligoninė jį gaus, bet tik tuo met, kai kada nors atsiras pinigų. Ir gaus jį ne visi, o tik tie, kuriems jau visai blogai. Pagydyti 50 vaikų mūsų politikams per brangu. Tad sergantiems vaikams belieka tikėtis, kad ir jūs, ir mes nenustosime klausti politikų, kada rasite pinigų šių vaikų vaistams. Ir gal prieš artėjančius Seimo rinkimus jie visgi jų pagaliau suras. Mūsų redakcijos telefonas, kaip visada, ekrano apačioje. O aš atsisveikinu su jumis iki kito antradienio, linkėdama jums gražaus vakaro.